Savaitės energijos žiūrime. Bendras savaitės fonas. Asmeniniai santykiai, asmeninis augimas. Finansai, karjera. Ir patarimas tau. Bendras savaitės fonas gali įkvėpti eiti nugalėtojo keliu, galbūt kažkas tai jau kažką tai perėjo ir jausis nugalėtojas, bus pakankamai darbingas ir susilauksime kažkokių tai provokacijų, gundimų ar dar kažko tai žiūrime tiksliau, apie ką tai. Niekuriems tai gali būti žinutė iš praeities, sugrįžimas asmenų, su kuriais buvo santykiai pakibę. Tai vienas iš niuansų, kas dar nebuvo užsibaigę, kas kartas nuo karto vis kartojasi. Kitiems situacija, galbūt išeidinėsite jau iš aukos būsenos, kurioje esate pastrigę ir ieškosite to, kas jums patinka. Būsite užsidegę judėti. Tai kaip ir pats velnias byloja apie tai visai tokius impulsyvius dalykus, neblogus, bet reikia turėti omeny ir jo tamsiąją pusę, kad yra tikimybė įnikti į santykius, kurie jau buvo užsibaigę praeityje, gali kažkas tik grįžti. Jeigu tai kalba apie santykius, kaip jums reikėtų elgtis, jums reikėtų atstovėti poziciją savo, apsiginti teritoriją. O jeigu tai kalba ne apie santykius, o apie aplinkybės, į kurias jūs norės įvilioti, galim sakyti, ką jums reikia daryti. Jeigu ateis kažkokie tai pasiūlymai, kurie gali jūs įtraukti į kažkokią tai bendradarbiavimą ar asmeninius santykius, nesielkite šioje vietoje ir nesvarstykite kaip vaikas. Jums reikia priimti labai pragmatišką, racionalią poziciją. Tai ar vienu ir kitu atveju, žodžiu, jūs įspėja, kad kas nebūtų tenais, sugrįžimai iš praeities situaciją ar asmenis, nepraraskite sveikos nuovokos. Va, štai jums šitaip. Taigi, toliau žiūrime. Asmeniniai santykiai būtent šią savaitę turėtų atnešti stabilumą. Jausitės poroje stiprybę. Ar tai bus asmeninėje raidoje, ar tai partnerystėje. Jausitės, jeigu kalbėti apie moteris, kad šalia savęs tikrai turite vyriškį, ne šiaip kažkokį tai pažą berniuką, bet tai jau kalba apie skeptrų karalių, kuris yra pakankamai veiklus, atsakingas, suaugęs ir bendroje visumoje galite štai sukurti tokią darnią draugiją. Šią savaitę asmeninėje raidoje ir asmeninėse santykiuose gan palanki savaitė, kas liečia finansus ir karjerą, bus gilus apsvarstymas, pamąstymas, pasimokymas, galbūt žinių papildymas, ieškojimas žinių, ieškojimas naujų kelių, naujų tiesų. Savaitė kaip ir pakankamai palanki, būtent pagilinti savo žinias ir išugdyti savyje tam tikras savybes, kurias galbūt jūs panaudosite ateityje. Patarimas jums, kaip nefonuotų dar gal iš praeitos savaitės nekurie apribojimai, nes matosi, kad už nugaros jau yra transformacijos, tie apribojimai tėra jūsų galvoje. Jums patarimas, judėkite, neatidėliokite. Šioje savaitėje fonuoja didysis arkanas velnias. Jisai užima vieną iš dominuojančių pozicijų, tai bet kokiu atveju jums reikia atkreipti dėmesį į tai, kad nepatektumėt į tam tikras situacijas, kurios gali būti iš impulso, ką ir gali duoti kardų riteris. Nepasiduokite savo impulsams, galite priiminėti staigius, greitus sprendimus, bet jie turi būti racionalūs. Kaip ir žiūrėjome išklotinėje velnio kortą, bylojo apie savo ribų atstovėjimą, apie racionalų
pragmatišką vertinimą. Ši savaitė palanki savo energijomis darbui, pergalėms. Aišku, neįsivelkite į kažkokias tai intrigas, į senus dalykus, ką jau esate praėję ir pamokos jau yra išmoktos. Taigi linkiu gražios savaitės ir neužlipkite šią savaitę ant tų pačių greblių, kas jau buvo praeityje. Sėkmės!